Taip, čia būtų trumpa apžvalga mano pirmojo važiuoto gyvenime velomaratono ir iš viso pirmose dalyvavau plento varžybose dviračiu perkopus 40 metų. Taip, labai jaudinausi iš tikrųjų. Ir netgi matosi starte, kad daug pridaryta klaidų, blogai išstartuota. Reikėjo iš tikrųjų pridėti tikrai daug daugiau pastangų ir kiek su aplinkiniais ir važiavusiais kalbėjau, reikėjo kuo daugiau sportuoti pradžioje, kad atitrūkti į kuo geresnę, kuo aukštesnę grupę, bet to padaryti kaip ir nepavyko. Ir šiaip buvo labai nedrąsu, atrodė, kad kažkas gali įsitrenkti į mane, tai taip laikiausi gana tokiau kairės pusės. Bet kaip ir sakau, pirmas velomaratonas ir taip daug įspūdžių buvo. Tai štai pirmas poskas ir poskus labai irgi atsargiai važinėjau, nes bijojau susidūrimo arba paslysti. Ir štai pirma šita tarka, vadinama, jo įspūdžiai buvo nekokie, viską purtė, atrodė, kad dviratis sulūž, buvo gaila karboninių ratų. Ir šitoj vietoj žinau, kad reikia bandyti atsipalaiduoti ir tiesiog spausti, bet pirmam rate dar to nepavyko padaryti. Tai tikrai toks jausmas nekoks, kai tave purto tokiu greičiu važiuojant. Pulsas čia mano yra tikrai aukštas, ne tik dėl to, kad dideli greičiai, bet ir jaudulys didelis. Tokioj grupiai dviratininkų neteko dar važiuoti, tai buvo tiesiog baisu į kažką tai atsitrenkti, kažkur paslysti, kažką nugriauti. Bet ratas po rato drąsėjau ir manau vis geriau sekėsi prisitaikyti prie aplinkos. Taip, pirmas išsukimas į Mindaugo tiltą. Vėlgi iš posūkio startavau gan silpnai, vėlgi tikriausiai stoka patirties, bet kaip ir galvoju, kitais metais jau turėsiu daugiau žinių ir bandysiu pritaikyti tai, kas šiemet nepavyko padaryti. Taip, bet visą laiką iš šitų posūkių truputį pavažiavus galima tikrai prisivyti tą pagrindinę savo grupę ir tiesiog iki vos iki kito posūkio galima važiuoti kartu. Tikrai grupės ten niekur nesistengiau tempti, buvau toks labiau turistas vadinamas, tai prie vieno, tai prie kito rato prilipęs, tai kaip pasakyti, neturiu kom labai ten pasigirti grupės darbo, bet kaip ir minėjau, pirmas maratonas, man iš viso buvo pirmo velomaratono užduotis finišuoti. Ir finišuoti ne paskutiniam, tai čia buvo mano pagrindiniai tokie tikslai. Vėlgi posūkis ir girdisi, kaip aš stabdau. Tikrai yra baisu baisu nenuslysti, kažkaip labai nepasitikiu savo padangom ir jų sukibimu. Manau, daug kažkur būčiau pataupęs laiko
nestabdydamas. Ir jo, ir tos trajektorijos tokios išsukimo į posūkius irgi yra dar kur tikrai patobulėti. Čia kažkuriam tai video mačiau, kad patogiau ir geriau yra važiuoti išoriniu, kaip čia pasakyti, išorinė pusė, tada geriau gali išsibėgėti išėjęs iš posūkio. Man atrodo, kad pasiteisino šitas dalykas, nes tie, kurie važiavo dešiniau, tai tikrai matėsi, kad jiem reikėjo daugiau išsibėgėjimo. Jie daugiau sulėtėdavo tam posūkį. Ir štai, vėl stabdau ir baigėsi pirmas ratas. Antrą kartą šiandien matau katedros aikštę. Šį kartą galėjau išimti posūkį plačiau, tai buvo greitis didesnis. Šitam rate jau lyg kaip ir geriau išėmiau šitą posūkį ir šitą tarką pravažiavau, buvau drąsesnis, man atrodo tikrai vidutinis greitis šito vietoje buvo didesnis nei pirmam rate. Taip, iš tikrųjų antras ratas tai toks gan monotoniškas, minam vėlgi tokioj grupiai. Paprakaituot man tai tikrai tenka, bet nėra tokio kažkokio tai labai didelio streso. Tiesiog minam savo čia tokioj kompanijai ir tiek. Šį kartą jau iš to posūkį pavyko greičiau įvažiuoti, truputį daugiau buvo drąsos, mažiau stabdžiau. Čia aišku visi stabdo ir aš pristabdžiau. Nu ir vėlgi reikia iš posūkių išstartuoti, yra tikrai kur man dar padirbėti, šitose vietose aš gan atsilieku. Bet po to vėl pavyksta prisivyti savo grupę. Ir štai po kairiai pasirodo Čenkus Giedrius. Kiek žinau, jis startavo paskutinis iš peletono galo. Ir vat jau mus antro rato gale prisivijo viduriuką. Iš tikrųjų gan ilgai ir malėmės mes su juo vienoje grupėje. Bijau pameluoti berods iki paskutinio rato. Netgi antros pusės. Tai smagu, stengiausi sėdėti jam ant rato, jau man čia buvo pasiekimas. Taip, kaip matote, visą laiką čia būnu kaip turistas
Bandžiau porą kartų išvažiuoti į priekį, bet nepatinka tiesiog. Čia jau čenkus matosi dešiniai pusėje, pasiimi dešinę pusę išiminėti posūkį. Ir va čia jau tarka, trečią kartą tenka ją važiuoti. Šį kartą labai viduriu, tai yra iš vidinė pusė iš tą posūkį važiavau. Sunku pasakyti, ar geriau, ar blogiau tai buvo. Bet nuo grupės vėlgi neatsilikau. Visi kažkaip tai važiuoja vienoje grupėje, daugmaž vienas kitas tai įsiveržė į priekį, tai vieną kitą apsilenkiam. Taip, čia pirmas mano geliukas, vos aš jį sukišau į burną, nes tikrai buvo gana aukštas pulsas tuo metu ir tas geliukas tiesiog net nenusirijo man normaliai, tai teko tikrai paprakaituoti, kol aš jį suvartojau. Na ir štai, trečią kartą iš tą posūkį važiuoju. Lygtais šį kartą dar geriau sekėsi į jį važiuoti. Taip, vėl išorinę pusę bandau šitą posūkį įveikti. Ir lyg kaip vizualiai matosi, kad iš dešinės kai kuriuos dviratininkus apsilenkt pavyksta. Na štai, dar vienas ratas įveiktas. Vėl matome Giedričenkų dešiniai pusėje. Jisai finišavo už mane, jeigu taip tiksliai pasakyti, tikrai daugiau, aukščiau 30 vietų. Taip, Čenkus. Taip, Giedrius Čenkus finišavo 68.
šitoj vietoj Čenkus iš galo reikia ragino mus, kad mes paspaustume. Tai, bet jau pas mane patį jau nelabai daug jėgų šitoj vietoj buvo. Čia toks mini susidūrimas, bet pavyko išvengti griūties. Ir štai Giedrius Čenkus nuvažiavo. Ir čia įdomi dalis, mūsų ratu lenkia profesionalai. Tai čia pamatysime ratu mūsų aplenkus energus dviratininkus. Ir energus ir kitus. Nu ir vėl kažkaip tai truputį pastabdžiau prieš šitą posūkį. Bandau čia kažkaip tai neatsilikti, pavyko. Nu ir čia standartiškai kelis visą laiką pavyksta apsilenkti dviratininkus. Na ir viskas, prasidės 5. ratas. O, čia vos toks buvo rimtesnis susidūrimas, kuris galėjo baigtis labai liūdnai, bet pavyko jiems išvengti griūties. Ir čia per aštriai važiavau iš tą posūkį, bet nieko, ką padarysi. Mokomės. Ir viskas, dabar kažkaip tai 5. rate visi taip mina gan viens arti kito, lyg kažko laukdami. Man čia tai tokia naujovė buvo, galvojau, kad čia toks aprimimas prieš finišą, bet tikriausiai visi jau ruošiasi tam paskutiniam spurtui. Paskutiniai posūkiai. Čia prisivijau savo kolegą, programuotoją. Tik tai video va dabar pastebėjau, kad mes čia šalia vienas kito mynėm. Linkėjimai Jonai. Trasoje net nepastebėjom vienas kito. Taip. Šioks toks incidentas.
Nu ir ką, eina į pabaigą mano pirmas velomaratonas, tai iš 291 dalyvio finišavusio pavyko finišuoti 93 vietoje, tai labai džiaugiuosi tuom. Tikrai galvojau, pirmas kartas bus daug žemesnėje pozicijoje. Yra iš ko pasimokinti. Tikrai bandysiu dar kartą ir bandysiu tikrai nukirsti kažkiek tų vietelių ir pakilti kitais metais aukščiau. Viskas, paskutiniai 100 metrų. Čia kažkokia šiokia griūtis, ne griūtis, grūstis, keista. Na ir viskas, ir dabar jau viskas, kas ką turi, tas tą naudoja jėgas, pas mane čia kažkaip jėgų visai nelikę. Bet dar vis kažką tai pavyksta apsilenkti. Bet pagrindinė mano grupė tolsta nuo manęs. Buvo labiau pasitaupę ir aš toks atsilikęs nuo jų, sunkiau man jos prisivyti. Na ir štai viskas, velomaratonas pirmasis mano gyvenime baigtas. Tikrai buvo euforijos, buvo džiaugsmo, kad pavyko baigti sėkmingai. Ir tikrai dalyvausiu dar kartą.